visiems. Senai matėmės, šiandien jau 5. dieniukas, paskutinį vlogą filmavau pirmadienį. Tai keletą dienelių nesimatėm, nes jau tokia užimta savaitėlė buvo, kad paroje laiko tiesiog jau nebeužteko viską padaryti, nieko nespėjau. Tai jau šiandien šiek tiek galima atsipalaiduoti, šiandien šiek tiek laisvesnė. Jau prasideda savaitgaliukas, išeiginės. Ir šiandien labai karšta iš tikrųjų. Šiaip ir kitom dienom buvo neblogi oreliai, saulėtos dienelės, bet šiandien tai užkaitino. Šiandien 24 laipsniai netgi. Tai va, tai buvo užimta savaitėlė, bet stengiausi nenuklysti nuo mitybos, nuo sporto. Tai sportavau, šiandien irgi turėtų būti sporto diena, bet aš jau tokia pavargusi esu, kad norisi kažkaip poilsio, tai nežinau, gal šiandien praleisiu sporto dieną, šiandien galbūt paklausysiu savo kūno ir pailsėsiu, nes iš tikrųjų tokia pavargau per šią savaitę. Tai važiuosiu maistuko apsipirkti į Lidliuką šiek tiek, daug nieko nepirksiu, šiek tiek užsidarysiu langą, mašinos važinėja. Tai labai daug nieko nepirksiu, trupučiuką ko trūksta, ko reikia. Ir kai grįšiu, parodysiu, ką nusipirksiu. Tai šią savaitę mane gelbėjo mano paruoštukai. Ir šiaip aš aplamai greitą tą maistą tokį gaminuosi, kur nereikia ilgai gaminti, paprasta, kad būtų man skanu, daug baltymų. Tai mane labai gelbėjo iš tikrųjų, nes jeigu nieko neturėčiau, jokių paruoštukų neturėčiau, tai būčiau tikrai nuklydusi nuo režimo, bet nenuklydau. Labai didžiuojuosi su savimi. Ir pasportavau, atradau laiko sportui, kai viską susidėlioji, kada darysi, visus darbus, visus planus, tada nenuklysti nuo režimo. Tai va, tai lekiu į Lidliuką ir kai grįšiu parodysiu, ką nusipirkau. Grįžau jau iš Lidliuko, tai šiandien mano pirkinių krepšelis labai mažas, nieko labai daug nepirkau. Tai nusipirkau pieno kokosų, tai čia naujas dabar pienas atsiradęs šitas, tai žinokit, šitas tai geras pienas, labai skanus į kavą, kur anksčiau būdavo tas kokosų pienas, tai labai nepatiko man, bet šitą pabandžiau naują ir labai patinka iš tikrųjų. Tada pasimiau marinuotų agurkėlių, figų pasimiau 2 indelius, dabar sezonas. Tuno pasimiau savo sultyse, kokosų pieno, nes planuoju savaitgalį daryti tinginį, tai ir juodo šokolado pasimiau, tai reikės dar sausainių nusipirkti be cukrių. Pasimiau šitų beigelių, beveik 8 gramai baltymų viename beigelėje, tai žiūriu, kad kuo daugiau būtų baltymų, veganiški šitie beigeliai. Tada taip pat šitą tortiliją veganišką visada perku. Vienoje tortilijoje beveik 10 gramų baltymų. Iš vaisių tik tai aviečių pasimiau. Iš mėsos pasimiau steikų, vištienos, faršo, lieso. Visada liesą perku 5 procentų riebumo. Dar iš mėsos pasimiau vištienos krūtinėlės. Avokadai, agurkas, salotos įvairios ir viskas, tik tai toks šiandieną mano pirkinių krepšelis. Pietums kepsiu steiką jautienos, turiu ryžių, pasidarysiu salotų, agurkas, pomidorai ir bus tokie pietukai šiandieną mano. Štai mano pietukai, ryžiukai, salotos, steikas. Labai baltyminiai pietūs bus, nes viename šitame steike yra netgi 51 gramas baltymų. Tai ryžius aš be nieko verdu, tai be druskos, be nieko, tai šiek tiek šitų barbecue prieskonių uždėjau.
Ir ant salotų pyliau graikinių riešutų aliejaus šiek tiek ir citrinos sulčių ir druskytė pipiriukai ir viskas. Bus skanūs pietukai. Atvažiavau savo vyručio pasimti iš mokyklos, tai galvoju paplepėsiu su jumis, nes anksti atvažiavau. Išvažiavau anksčiau, nes galvoju šiandien penktadienis bus trafikai, bet atvažiavau šiek tiek anksčiau. Tai paplirpsime, kol lauksiu. Šiandien viena be mažylio. Mažyliuką palikau su vyru, nes vyras namuose jau. Tai va, tai sėdžiu ir galvoju, ką čia vakarieniai valgyti, nes nieko neturiu pasiruošusi, nes šiandien apsipirkau. Tai sėdžiu, galvoju ir taip šiandien nėra jėgelių tokia, jaučiuosi išsekusi, jau batareika išsikrovusi. Ir galvoju, ką čia valgyti vakarieniai. Nes kol grįšim namo, jau po to jau ir vakarienę reikės valgyti. Tai net nežinau. Galvoju ir nesugalvoju. O gaminti taip tingiu kažką, tai nežinau, bet reikia kažką tai pasigaminti, kad nereiktų nuklysti, nes jau sukasi galvoje greitas maistas kažkoks tai. Kebabas koks nors, kažkaip senai jau valgiau iš tikrųjų kebabą, taip su vyru kalbu, sakau, neatsimenu, kada valgiau kebabą. Tai nežinau, picos tai aš nesu tokia didelė mėgėja, kažkaip man picos gali ir nebūti. Man kebabas, vat koks nors, nežinau, kas dar čia. McDonald's nelabai, KFC mėgstu, Hot Wingsus, tos vištienos. O daugiau nežinau, iš tokių greitų. Tai nežinau, tikiuosi, kad nenuklysiu šiandien nuo savo režimo. Bet taip ir būna, kas meta svorį, arba nebūtinai kas meta svorį. Ir visiems čia taip yra. Nuo pirmadienio iki penktadienio čia sveikai maitinamės, čia švari mityba, jokių nuklydimų, sportas ir visa kita. Tai kad eina penktadienis, savaitgaliukas ir viskas. Jau penktadienį, kaip ir man šiandien, tingisi jau gaminti, norisi kažko tai greitai suvalgyti. Ir galvojam, po sunkios savaitės reikia kažko tai skanaus suvalgyti, vienu žodžiu. Ir tada prasideda savaitgaliukas, gal kažkur tai išėjimas kažkoks tai gimtadienį, dar kažkur tai. Ir prasideda visi tie nuklydimai, greiti maistai, visokie skanukai. Tai kažkaip tai praeitą savaitgalį tai atsilaikiau, be nuklydimų visiškai. Užpratą savaitgalį tai buvom išvažiavę, tai valgiam kavinėje. Šitą savaitgalį irgi norėčiau atsilaikyti, bet jau man jau sukasi šiandien galvoje kažkoks tai greitas maistas, nes tingiu gaminti. Nors tas mano maistas, kaip ir sakiau, greitai pasigaminu, kažką tai pasidarau, bet nežinau, bus matyt, kaip čia šiandien bus. Gal bus šiandien nuklydimas, o gal ir ne. Tai va, bet dabar, kai metu svorį ir aplamai, kažkaip, kai ateina savaitgalis, kaip ir sakau, visiems sugadina tas savaitgalis, tą svorio metimą, tuos rezultatus, nes ką numetame per tas 5 dienas, per savaitgalį ataugame ir dar būna su kaupeliu truputį. Tai vienu žodžiu stengiuosi taip, kad jau bent į savaitę kartą nuklysti arba rečiau, netgi kartais ir nenuklysti, kaip ir praeitą savaitgalį nenuklydau, bet pasiskiriu tada bent jau vieną dieną, kad kažką tai suvalgyti, kažkokią tai nesąmonę, bet ne visą savaitgalį valgyti. Tai va, tai nežinau, tai šią savaitę buvo viskas režime, tvarkoje, mityboje, tai galvoju, galėčiau suklysti kažkurią vieną dieną, kažkokį vieną cheat mealą turėti per savaitgalį šitą. Tai nežinau, žiūrėsime, gal atsilaikysiu. Tai va, tai manau, kad visiems čia taip būna
tie savaitgaliai tikrai pakiša kojas, kažkur išvažiuojame, arba kažkur išeiname, kaip ir sakiau, gal į svečius, gal į gimtadienį kažkokį, vienu žodžiu, ir sugadina visus rezultatus. Tai va. Anksčiau pas mus būdavo penktadieniais burgerių diena, bet mes burgerius namuose gamindavomės. Bet dabar kažkurį laiką nebesigaminame. Bet aišku, namuose gaminti burgerį, jeigu pasigamini pats tą mėsą, pasidarai tą padažiuką namuose, tai namuose gamintas tas burgeris tikrai mažiau, netgi 2-3 mažiau turi kalorijų negu iš kokiu nors to greito maisto kavinių, ne? Tai vis tiek sveikesnis variantas ir tikrai mažiau kalorijų ir tikrai galima netgi metant svorį suvalgyti tą namuose gamintą burgerį. Tai kažkaip tai galvoju, kodėl mes nebegaminame, iš tikrųjų, kada mes čia valgėme paskutinį kartą, nes kiekvieną penktadienį pas mus būdavo burgerių diena. Ir dabar galvoju taip, kad vyras kažkada čia padarė iš jautienos faršo kaip burgeriam tą mėsytę ir užšaldė. Tai manau, kad dar yra šaldymo kameroje tos mėsytės. Tai galvoju, gal šiandien burgerių diena bus, gal reikia burgeriuką pasidaryti. Tai aš kai namuose, pavyzdžiui, gaminuosi tą burgeriuką, pasidarau savo padažiuką. Mėsa mūsų būna gaminta namuose. Tai mano burgeris kažkur apie 500 tik tai kalorijų turi, galbūt ir net nesiekia, nes aš sūrio nesidedu. Tai va, tai galvoju, gal reikia burgeriuką šiandien suvalgyti. Žiūrėsiu, kai grįžti namo, žiūrėsiu, ar yra tos mėsytės kameroje, kur vyras pagamino, o jeigu ne, tai tada nežinau ką. Tada kažką kitą reiks galvoti. Ir nežinau, kažkoks tai velnis sėdi man ant peties ir sako, kad reikia šiandien nuklysti nuo režimo. Bet nežinau, nes jeigu per savaitgalį tik tai vieną dieną ir vieną tik tai cheat mealą galiu padaryti, nes galvoju, jeigu mes kažkur tai važiuosime savaitgalį, jeigu išvažiuosime, tai jau ir taip gausis, kad ne namuose valgysim. Tai jeigu šiandien dar greitą maistą valgysiu ir jeigu dar kažkur išvažiuosim, vėl bus tas greitas maistas, vis tiek jisai, kad ir toj kaviniai valgys ten kažką, bet jisai kaloringesnis yra negu namuose pagamintas maistas, tai žiūrėsime. Dar yra laiko iki vakaro ir bus matyti. Parašykite, kaip jums būna savaitgaliukais. Irgi būna savaitgaliukais su nuklydimais, ar būna ta pati mityba kaip ir šiokią dieną, kad visą savaitę būna režimas ir viskas, jokių nuklydimų. Aš tai sakau, kai stengiuosi tą savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio jau atsilaikyti, taip jau tvarkingai, švariai ir tik tai savaitgalį ten turėti kokį vieną cheat mealą arba be cheat mealų apsieiti. Dabar jau iš tikrųjų ilgą laiką esu tam tokiam režime ir sporto režime ir mitybos režime, jau yra tokia disciplina ir tvarka mityboje ilgą laiką, be jokių ten nuklydimų, be jokių ten kad nesportuočiau ar dar kažką, sportuoju 3 kartus per savaitę, kardio ne sporto dienomis, vienu žodžiu, kiekvieną dieną aktyvi, mityba tvarkinga, kartais būna ten suvalgai kažką tai, bet vis tiek viskas tvarkoje, ta mityba tokia 80% tikrai tvarkinga, ten 20% tom nesąmonėlėm, kaip aš sakau, suvalgyti kažką tai, ko labai užsimanai, užsinori. Tai va, tai ir iš tikrųjų, kai esi toje disciplinoje, pastoviai tas režimas, tada ir rezultatai būna geresni. O kai buvo, tai čia pasportuoji, tai nesportuoji, tai neišeina, tai tingiu, tai vėl kažką, tai mityba nuklysti, vieną dieną nuklysti, kitą dieną viskas gerai, po to vėl nuklysti.
Bet kai išlaikai tą tokį režimą, kaip ir sakau, kad mityba 80% gera, tada viskas būna tikrai gerai, rezultatai geresni, tada iš karto jau jaučiasi. Tai ir kažkaip jau savaime jau net nesinori, nei tų ten kažkokių tai saldumynų, kai mityba tvarkinga būna, subalansuota, pakankamai baltymų suvalgai, pakankamai angliavandenių, tada ir kažkaip nesinori ten kažkokių tai nesąmonių valgyti, kažkaip saldumynų nėra man poreikio labai didelio ir aplamai kažkaip jeigu kažko tai užsimanau, paskutinį kartą tai obuolių pyragą kepėm, bet ir tai tik tai gabalėlį suvalgiau ir viskas. Vyras suvalgė visą obuolių tą pyragą, patiko vyrui. Sakau, dar iškepti, sako, ne, reikia nevalgyti jau, nes beveik visą ir suvalgė vienas, vaikai tai nevalgė, nemėgsta jie tokius obuoliais. Tai va, ir šitą savaitgalį planuoju irgi gaminti kažkokį tai skanuką. Tai darysiu tinginį, darysiu sveikesnę tokią versiją, kad mažiau cukraus būtų, tai naudosiu be cukrų sausainius, vietoj kondensuoto pieno naudosiu kokosų pieną, tada juodą šokoladą naudosiu ir šiek tiek kakavos ir viskas, ir jokių kondensuotų pienų, jokių ten cukrų, nieko, kad būtų kuo mažiau ir kad būtų kuo sveikesnis tas variantas toks, nors aš tai šiaip tai nemėgstu skirstyti to maisto, ten sveikas, nesveikas, galbūt tokie palankesni sveikatai, mažiau ten to cukraus ar tų visokių nesąmonių, nes iš tikrųjų, kai pasigamini namuose, tai žinai, ką tu dedi, o kai iš parduotuvės perki, tai visko būna ten visokių ir chemijų pridėta, ir cukraus daug, ir visokiausių nesąmonių. Bet aišku, nesakau, kad nevalgau ir tų pirktinių dalykų, suvalgau. Tai va, tai toksai balansiukas yra. Manau, kad svarbiausia tas balansas, kiekis, kiek suvalgai. Ateina jau mano vyrutis, žiūri, eina savo pasivaikščiodamas iš lėto, neskuba visiškai. O aš jau noriu greičiau namo važiuoti, nes mes dabar čia po mokyklos, tai įstriksime kamštyje. Kuprinę į bagažą deda. Viskas, važiuosime namučių. Hello. No. How are you? Good. Tired? Yeah. Tai šiandien velniūkštis mane nugalėjo. Vis dėlto bus šiandien cheat mealas, kebabas, German doner kebab, patys skaniausi man kebabai. Taip pasmiau su vištiena. Čia visas rinkinys yra kebabas, spring rollsai 2, bulvytės, gėrimas ir padažiukai. Tai man tai užteks tik tai kebabo, spring rollsus, bulvytės atiduosiu vaikam. Nu, bus labai skani vakarienė. Labas rytas, šeštadienio rytas, šiandien šeštadienio rytas suraitytas. Kaip planuoju, taip nesigauna, bent jau šiandien planavau, kad neteks anksti keltis, nes išeiginė tai ne, mažylis sublūdino mano, atsikėlė po 6. Juokėsi, šnekėjo, aš sakau, miegoti reikia dar. Šiandien šeštadienis, nereikia į darželį.
Tai vienu žodžiu, nuo 6 atsikėlė, o dabar jau yra po 8, o mažyliukas knarkė, užmigo, o man jau neina daugiau miegoti, tai tokia kai trenkta maišu, tai atėjau į apačią, atsigersiu savo skaidulėlių ir pradėsiu savo rytuką. Tai va, su vaikais jau taip yra, nepamiegosi ilgiau savaitgaliais, bet taip pikta iš tikrųjų, nes kai į darželį reikia eiti, aš keliuosi 6:30, o jau 7 valandą mažyliuką keliu po 7 kažkur, tai man jį prikelti reikia, pats neatsikelia. O šiandien, kai nereikia į darželį, jisai va, atsikėlė anksčiausiai 6 valandą. Nu ką padarysi? Tokia mūsų mamyčių dalia, ne? Turime bosiuką, kuris reguliuoja mūsų gyvenimėlį, miegelį. Išgersiu skaidulėlės ir eisiu pusryčiauti. Visi dar miega. Aš viena čia blūdinėju dabar. Ir aš pavyzdžiui, esu tokia, jei pažiūrėjau prabundu, jau man po to jau nebeina užmigti. Dar galėčiau miegoti, nes mažyliukas užmigo, bet jau man nebeina užmigti. Tai atėjau papusryčiauti. Mano pusrytukai, virti kiaušinukai, sumuštinukas. Sumuštinuką dariausi su šitais beigeliais. Tai šitie beigeliai yra veganiški. Viename beigelėje netgi 8 gramai baltymų. Tik tai 128 kalorijos per vieną beigelį. Labai skanus, patinka man, aš dar pasiskrudinu. Tada užsitepiau šiek tiek augalinio sūrio šito Filadelfijos. Ir uždėjau jautienos pastrami. Labai skanus šitas kumpis man. Nežinau, čia kumpis, kaip čia pavadinti, jautienos tokios juostelės. Labai skanu. Bus skanus baltyminiai pusrytukai. Pasidariau kavytės. Tai vakar, kai dariau apsipirkimo dieną, aš žinokit, ne tą pieną nusipirkau, kai sakiau, geras pienas dabar iš Lidlo. Tai apsišoviau, ne tą nusipirkau, šitą pirkau vakar. Tai šitas netinka, jisai į kavą iš karto man va sutraukė taip. Ne, tai aš buvau pirkusi šitą pieną iš Lidlo, Coconut Barista, man labai patiko. Ir aš kažkaip ne tą nusipirkau, net nepažiūrėjau, kokią aš čia buvau pirkusi. Šitą pirkau, bet šitas nesąmonė, netinka visiškai į kavą, neskanus, tai nusivyliau. Bet šitas va iš Lidlo tai labai geras į kavą tinka, labai skanus. Nu ir skirtas čia kavai Coconut Barista. Tai vienu žodžiu, šiandien nelabai skaniai kavelę atsigersiu, nu bet ką padarysi. Teks važiuoti šito nusipirkti pieno arba pirksiu Alpro kaip visada. O šitą tai reikės išmesti, nes netinka visiškai, nebent į kokias košės, bet aš nelabai darau tų košių. Išlindau į lauką pakvėpuoti gryno oro, atsigerti kavytės, bet šiandien tokia apsiniaukusi diena. Iš tikrųjų, nei saulytės, nieko nėra. Kai ką noriu parodyti jums. Aš čia kai vasarą valgydavau arbūzus atsisėdus. Galvoju, gal čia įkritau sėklyčių ir auga arbūzas, net nežinau iš tikrųjų. Bet kaip užaugo. Pažiūrėkit. Ar čia gali būti arbūzas ar ne? Čia žiedukai net. Aš net neįsivaizduoju. Reikia pasigūglinti. Jeigu žinote, tai pakomentuokite, kas čia man auga. Koks čia derlius bus. Bet kažin ar čia užaugs, nes čia tam tarpe. Nu įdomu. Vau. Pietums užsimarinuosiu vištienos krūtinėlę vieną greitai. Tai dėsiu jogurto, garstyčių, prieskoniukų. Susmulkinsiu ir užmarinuosiu ir kepsiu karšto oro gruzdintuvėje. Turiu dar ryžių virtų likusių, tai pasidarysiu salotų ir bus tokie greiti pietukai. Dabar pasidarysiu marinatą greitą, tai kokį 1 šaukštą tik tai jogurto dėsiu, nepilną tokį šiek tiek garstyčių. Šaukštuką.
prieskoniukų, druskytė, pipirai, česnako granulių, kumino šiek tiek, oregano, ką dar čia įdėti, šiek tiek vištienos prieskonių, itališkų žolelių, ir viskas. Ir sudėsiu vištieną smulkintą, susismulkinau gabalėliais tokiais stambiais. Ir išmaišysiu. Paliksiu gal kokie 10 minučių pastovėti, gal ilgiau. Ir kepsiu karšto oro gruzdintuvėje. Greitas tos marinatas ir mėsytė bus minkšta, skani, sultinga. Štai. Likusią vištienos krūtinėlę išsivirsiu ir bus tokie mano paruoštukai, parodysiu, kaip pasidarysiu vėliau. Ir ką gaminsiu iš jų. Išvirė vištieną, tai dabar taip suplėšysiu su šakutėm ir bus tokia plėšyta vištiena. Na taip susmulkinsiu. Vištieną iškepė karšto oro gruzdintuvėje, bet mano pietūs keičiasi. Šitą vištieną vyrui duosiu, nes vyras grįžo alkanas, susisuks į tortilę pasidarys. O aš irgi pasidarysiu tortilę su šitą virtą vištienos krūtinėlę. Tai naudosiu šitą tortilę, salotų, pomidorą, marinuotų agurkų, padažiukų į siračą su jogurtu pasidarysiu. Ir bus tokie pietukai, suktinukas. Štai mano pietukai, suktinukas, bus labai skanu. Einu pietauti, gaminam dabar tinginį. Tai šitą vyrutį įdarbinau, kad sulaužytų sausainius, nes jau nekantrauja. Sako, kada darysim, noriu tinginio, bet aišku dar kol sustings, bet aš tai į kamerą kišu, kad greičiau sustingtų į šaldiklį. Tai pažiūrėsim, kas čia gausis, nes iš tikrųjų senai dariau tokį, tai nežinau, šiandien šiek tiek paimprovizuosiu. Pažiūrėsim, kas čia gausis, nes aš mėgstu vienaip daryti, kitaip, kažko tai dadėti, kažko nedadėti, tai parašysiu aprašyme, kaip čia gaminsim ir jeigu gausis, aišku, bet manau, kad gausis. Tai parodysiu, kokius ingredientus naudosiu. Tai naudojam šitos sausainius sugar free, jie ir veganiški yra. Tai porą dėžučių šitų sausainių, aišku, jau truputį buvo nuvalgyta nuo vienų, išsisuko vaikai. Tada kokosų pieno iš skardinės naudosiu, vanilos ekstrakto šiek tiek, riešutų sviesto milteliai šiek tiek įdėsiu. Ir juodo šokolado. Tik tai dabar galvoju, ar 3 plyteles tas dėti, ar tik tai 2. Ir viskas. Tai einu dabar tirpinti šokoladą. Tai sudėjau 3 tas plyteles šokolado. Ir dabar tirpinu, tai aš visada į puodą prileidžiu vandens, uždedu indą ir sudedu šokoladą ir taip tirpinu. Kai ištirps šokoladas, tada supilsiu kokosų pieną. Šokoladas ištirpojo, tai dabar dėsiu tą kokosų pieną. Išmaišysiu. Aš kakavos nededu, nes kadangi dedu juodą šokoladą, tai jau kakavos nebededu. Įdėsiu riešutų sviesto šiek tiek milteliais. Gal vieną kokį šaukštelį ir viskas.
vanilės ekstrakto dėl skonio, kvapo šiek tiek. Išmaišysiu viską. Ir dabar dedu sausainius į tą masę ir išmaišysiu viską. Aš naudoju kepimo tą popierių, tai su pirštinėm taip sudėjau, dar suspausiu, susuksiu ir vėl suspausiu ir tada dėsiu į kamerą, bet galvoju, kad žinot, ne per daug sausainių čia bus. Nu, žiūrėk, tokia dešra gavosi, susukau, tokį kvadratinį padariau, galima apvaliai, kaip norite, aš kartais net į kokią nors formą dedu. Tai va, kešiu į kamerą, kad sustingtų ir jau nekantrauju paragauti. Tikiuosi bus pavykęs ir skanus. Mūsų tinginukas jau sustingo, labai gražiai atrodo, gerai gavosi, reikia paragauti. Šiaip gražiai atrodo, bet tikiuosi ir skonis bus geras. How it is? Good. Skanu, bet iš karto jaučiasi, kad nesaldu, nes juodas šokoladas 74 procentų, aš kartais netgi 85 procentų dedu, tai mažai cukraus būna. Skanu, tas tasty, labai skanu. Bet tinginys užskaitytas. You want more? Tai tinginio receptukas pavykęs, patiko ir vaikams valgė, šiaip tai tikrai nesijaučia to saldumo labai, kaip, pavyzdžiui, su kondensuotu pienu, jeigu daryčiau. Nes su kondensuotu pienu tai labai saldu, bet čia tai, sakau, tikrai nesijaučia nuo to juodo šokolado, netgi toks kartumas šiek tiek jaučiasi. Bet jeigu vaikams patiko, tai reiškia gerai, tinka. Tokia sveikesnė versija, mažiau cukraus. Tai receptuką parašysiu aprašyme, kaip ką dariau. Pati sugalvojau šitą receptuką, ne iš kažkur radau nieko, bet manau, kad yra tikrai daug panašių tokių tų sveikų versijų irgi tų mažiau cukraus turinčio to tinginio. Tai va, tai aš įsidėsiu, laikysiu šaldymo kameroje tą tinginį ir kai norėsiu kažkokio tai užkanduko, skanuko, pasiimsiu prie kavytės ir suvalgysiu. O aišku, nežinau, jeigu vaikai nesuvalgys visko. Aš mėgstu kažkaip pasigaminti namuose tų visokių skanukų, tų sveikesnių versijų, mažiau cukraus turinčių. Tai galite mane pasiekti Instagrame, pas mane Instagramų profilyje yra tikrai nemažai tų skanukų, receptukų, versijų. Mano mažylis išprotėjo. Šiandien mane vyras nustebino, grįžo su dovanomis, su staigmena, pripirko kvepalų man. Tai taip nudžiugino, iš tikrųjų smagu, kai tie vyrai palepina, nustebina, labai malonu iš tikrųjų. O mano vyras tai tikrai moka nustebinti, palepinti. Aš tai nesu kažkaip išprotėjusi dėl tų kvepalų ten pamišusi, kad kolekcionuočiau. Mano vyras tai jisai išprotėjęs, jisai kolekcionuoja tuos kvepalus, perka brangiausius, visokius įvairiausius. Aš turiu keletą, kurie man patinka ir pastoviai naudoju, savo mėgstamiausius, bet sako vyras, reikia tau papildyti kolekciją, nors aš tai nekolekcionuoju jų. Čia yra Dubajaus kvepalai. Tai aš jau buvau atsidariusi, nes buvau nekantri, smalsi pauostyti, bet įpakavimai tai mane labai žavi, labai gražios dėžutės, labai gražus buteliukai.
su viena ranka neina išimti. Tai šiaip tai tikrai patiko kvapas ir viską, nes aš tai esu sakiusi jau vyrui, sakau, kažkam kitam pirkti kvepalus yra rizikinga, nes turi vis tiek žinoti, kokie patinka, koks skonis, tas kvapas patinka. Bet, žinokit, visai patiko, tikrai skaniai kvepia. Ir šitie, ir kiti, aš tai nelabai moku apibūdinti tuos kvapus, šitie tokie ir į saldumą šiek tiek, ir į tokį gaivumą, labai skanus. Man patiko ir sakau, mane labai žavi tas įpakavimas, tie buteliukai. Šituos irgi jau uoščiau. Tai va, kaip įpakuota, faina iš tikrųjų kažkam tai dovanų nupirkti. Vau. Kokia dėžutė, labai labai faina. Irgi taip skaniai kvepia iš tikrųjų, gal man šitie labiau patinka. Šituos jau pasipurškiau, reikės dar šitos išbandyti, pasipurkšti ant odos. Gal visai patiks, bet sakau, pažiūrėkit kokį įpakavimą į vyva. Labai gražus. Dabar jau ir aš būsiu kvepalų kolekcionierė, jau turėsiu daugiau kvepalų. Bet sakau, aš šiaip tai priprantu prie kažkokių tai vienų, kurie man labai patinka, aš vienus ir naudoju. Tai dar čia kaip pirko, tai dar gavo dovanų. Dezodorantai čia yra. Irgi tokie faini įpakavimai, pakuotės, vienas ir kitas. Ai, tai čia netgi parodyta, kokių kvepalų skonių. Tos dėžutės tokios gražios, net atrodo, noris dėžutėse laikyti, bet reikia susidėti čia, nes iš tikrųjų neturiu kur tų dėžučių laikyti, neužtenka čia ant stalo vietos. Tai teks susidėti čia. O šiaip tai mano nedaug tų kvepaliukų aš turiu. Bet patys mėgstamiausi tai šitie nuo senų laikų, Gucci ir aš, dar Lietuvoje, kai gyvenau. Kažkada čia paskutinį kartą pirkau, gal jau net nebėra jų prekyboje, net nežinau, bet gal ir yra. Tada šitie patys mėgstamiausi Demarliai, Delina Exclusive, tai šitie patys brangiausi. Šiaip dar norėčiau baltus tokius įsigyti, Valiai, man atrodo. Labai geras kvapas. Dar tokius turiu, Skandal. Mažylis mano siautėja šiandieną. Šitie tai nelabai man patinka, Prados. Kažkaip naudoju, jau nedaug likę, bet tokie nelabai. Ir daugiau tokie čia paprasti, net nežinau kokį čia. Net pavadinimo čia nėra. Vienu žodžiu. Šitie tai iš viso senukai, jau net nebenaudoju, nepatinka man jie per saldus, iš tikrųjų nebent žiemą gal, bet jau nežinau kiek metų aš juos turiu, laikau. Tai va, tokia mano tik tai kolekcija kvepalų. Pas vyrą daug kvepalų, jisai tai kvepalų ekspertas, bet ir išrinko gerus, šiandieną man kvepalus patiko. Vakarieniai gaminsiu tokį troškinuką. Tai jau kai atšala šiek tiek orai, šiandien lyja visą dieną, tai norisi kažkokio tai šilto, karšto maisto. Tai pasigaminsiu troškinuką, tai naudosiu porą, liesą vištienos faršą, šaldytas daržovės, čia yra miksas, morkos, brokoliai ir kalafijorai. Ir prie skoniukų tai šitų dėsiu šito buljono, čia be gliuteno, mažiau druskos čia yra įdėta. Toks sveikesnis variantas, veganiškas, daržovių toks sultinukas. Ir bus tokia skani vakarienė. Ant trupučio aliejus patroškinsiu porą, tada vištienos faršą patroškinsiu kartu. Aš prie skoniukus dedu, kai mėsytė pasitroškina, tai įdėsiu šiek tiek česnako granulių. Paprikos šiek tiek miltelių.
lietuviškų žolelių prieskonių. Mano pagrindiniai tokie tie patys prieskoniukai, kaip visada. Tada turmerik, ciberžolės šiek tiek. Druskytės tai nededu, nes dėsiu to buljono, ten jau yra druskos. Tai su druska nepersistengiu, kad nebūtų per sūru. Jeigu truks, tai dasidėti galima. Sudėsiu į kitą puodą, nes man keptuvėje netilps. Tai dedu į puoduką. Supilsiu daržoves dabar. Užpilsiu vandenuko. Uždengsiu dangčiu ir ant žemos ugnies troškinsiu. Labai daug vandens nepyliau, nes vis tiek šaldytos daržovės, tai dar iš jų išsiskirs vanduo, tai jeigu truks, dar dapilsiu. Įdėsiu dabar šito buljono. Jau nedaug čia man liko, tai visą sudėsiu. Ir dar truputį patroškinsiu, bet ilgai tai nereikia troškinti, nes daržovės po to praranda savo visus vitaminus, savo gerąsias savybės, tai nereikia pertroškinti, perkepti maisto, kad išliktų visos tos gerosios savybės, vitaminai. Troškinu tol, kol morkos suminkštės, nes vis tiek morkos tai jos ilgiau troškinasi. Tai jau kaip morkos jau suminkštėja ir viskas, tada jau išsitroškino. Štai mano vakarienė, troškinukas, bus labai skanu. Tai aš dar šiek tiek pabalinu su Alpro sojų grietinėlę. Ir bus labai skani vakarienė. Paruoštukai mano pagaminti kelioms dienelėms savaitgaliukui. Tai plėšyta vištienos krūtinėlė virta, tai galima ir suktinuką susisukti, kaip šiandien sukausi, galima ir sumuštinį pasidaryti, ir su makaronais pasidaryti, ir salotas pasidaryti. Daug ką galima pasidaryti iš tos vištienos, tai bus čia pietums, o vakarieniai bus troškinukas. Tai bus savaitgaliukui maistukas paruoštas ir nereiks nuklysti nuo mitybos režimo. Labas rytukas, sekmadienio rytas, nuostabi šiandien dienelė, saulėtas sekmadieniukas. Tai važiuojam su šeiminėlė praleisti laiką kartu, kažkur tai pasivaikščiosime, nes gražus oras, nėra labai šalta. Tai praleisime sekmadieniuką.